Sveiki! Ar jūs dirbate vaikų lėtinių kvėpavimo organų ligų centre? Tikrai taip. Aš esu Valdonė Misevičienė, gydytoja vaikų pulmonologijoje ir alergologijoje ir esu šio centro vadovė. O šalia mane štai stovi gydytoja pulmonologė Giedrė Kojelienė, o taip pat Gintarė Obolevičienė. Sakykit, koks jūsų centro tikslas? Mūsų centro tikslas teikti kvalifikuotas, savalaikės ir ilgalaikės paslaugas, bet kokius kvėpavimo sutrikimus turintiems vaikams, kuriems yra reta arba lėtinė pirminė kvėpavimo organų liga arba kiti kvėpavimo sistemos pažeidimai, sergant retomis ligomis. Kaip atrodo jūsų darbo diena centre? O tos dienos gali būti labai skirtingos, nes pacientai labai skirtingi. Tai gali būti nuo paprasto jų aptarimo iki sudėtingų intervencijų. Įsimintiniausia diena darbe. Na, turbūt ta diena, kada pradėjome gydymą naujaisiais vaistais, CFTR moduliatoriais, cistinė fibrozė sergantiems pacientams. Tai buvo iš tiesų daug emocijų suteikiusi diena. Kuo svarbi jūsų centro veikla visuomeniai? Tai pirmiausiai centras užsiema tiek švietėjiška visos visuomenės veikla, padeda bendradarbiauti su labdaringomis organizacijomis. Na ir aišku, svarbiausia tai, kad rūpinomės sunkiausiais lėtinėmis ligomis sergančiais pacientais. Labai ačiū už pokalbį. Iki!